Užtenka pasilipti ant aukštesnio kalno ir imi suprasti, kokie nereikšmingi mūsų titulai ir šlovė. Vėjas išpučia žvaigždžių ligas, o gyvenimas vėl tampa brangus. Ant tokio kalno kartą per savaitę užveščiau visus politikus ir direktorius, kad primintų savo, jie tik žmonės. Sugaliojimo data. O iki tos datos reikia pasistengti, kad ant akmens būtų parašyta, jis buvo geras žmogus. Girdžiu tarsi visiškai ne savo tekstą, bet visiškai sutinku su kiekvienu žodžiu, iš tikrųjų jo. Čia ir apie politikus kalbant, kad yra apskritai apie bet kokį susireikšminusį žmogų, kuris ten, žinai, elgėsi, tarsi jis būtų pasaulio karalius. Kiekvienam žmogui labai sveika būtų prisiminti bent kartą per dieną, kad jis yra tik tais mėsos, kaulų rinkinėlis su galvoje funkcionuojančia kažkokia tai, nežinau, minčių kažkoks debesėlis. Kad jis yra lygiai toks pat kaip ir bet koks kitas, bet kuris kitas žmogus, kad mes niekuo nesame pranašesni už ten kažkokį varguolį, už ten kažkokį bomžą prie konteinerio. Mes esame visiškai tokie patys. Mums tiesiog pasisekė, žinai, galbūt pasisekė, arba mes alkūnėmis prasiskynėme kelią ten į sėkmę, į pinigus, į pripažinimą. Bet iš principo, tai va tas ir, žinai, tas yra blogai, žinai, kad mes įsivaizduojame esą kažkokie tai ypatingesni, išskirtiniai kažkokie, kad vat, aš esu čia toks, aš esu direktorius. Vat kaip ir tu sakai, kad tu prisistatyk, jeigu tu pristatytum, kas tu esi, tai tipo, aš esu direktorius, aš esu kažkas. Ne, aš nesu direktorius. Ne, aš esu kažkas. Ir tai mano, kažkoks tai, nežinau, įsivaizduojamas tapatybės pavadinimas. Tai yra tik tai mano kažkokios pareigos, kurios, bet jas patraukus iš šono, jas labai lengva patraukti, labai greitai patraukia. Visi tie dalykai, visi tie titulai, visi tie šlovės pripažinimai ir pinigai, jie labai greitai pasitraukia iš šono. Jeigu tu, tiesiog pasikeičia aplinkybės ir viskas. Pavyzdžiui, ištrėmė į Sibirą ir tu, labą dieną, ir tu buvai ten kažkoks tai karalius ir tu staiga esi visiškai niekas, gyvuliniam vagone važiuojantis. Arba užtenka, žinai, ten kokį, nežinau, bet kokį prezidentą nurenk, pastatyk pirtį su visais kitais vyrais ir tu matys, kad jis yra lygiai toks pat kaip ir visi. Jis gali ten pūstis ir šaukti ir ten gali kalbėti, bet kas iš to? Atimk iš jo kalbos dovaną ir jisai iš vis bus niekas. Tai bet tas suvokimas, žinai, kad mes esame, visi esame, aš galvoju, labai sunku tai suvokti, pripažinti, priimti, tai labai sunku. Man patiko vienas pavyzdys, vieno irgi verslininko, užsisportavęs, sėkmingas žmogus, multimilijonierius. Ir sako, jeigu čia aš būčiau dabar kažkur pastatytas į tiesiog kažkokį mišką ir aplink mane būtų, nežinau, liūtai, žvėris kažkokie, viskas, kas aš te būčiau, visi mano pasiekimai, viskas, ką aš nuveikiau dabar gyvenime, aš te būčiau geros porcijos pietus. Taip, tas yra jo. Arba, žinai, irgi čia nereikia tokios ypatingai hipotetinės situacijos, miškas ir liūtas. Ligoninė. Tau atsitinka insultas, tu atsiguli ligoninę ir tu, pavyzdžiui, ten paralyžiuotus rankos kojas, ar avarija, ten bet kokia, galų galia, tu paslydai ant laiptų, nukritai stuburas, triokšt, guli lovai, paralyžiuotas, iki rankos kojas nejuda. Ir tu nebesi nei direktorius, nei kažkas tai. Ir tau neberūpi, nei tavo tie milijonai jachtos, nei vilos ten prie Viduržemio jūros, tau nieko nebereikia. Tu supranti, kad nieko tau nebereikia. Tu nieko ir neturi, ir neturėjai nieko. Čia buvo tik iliuzija, kad tu turėjai. Viskas, ką tu turėjai, tai yra tik tai santykiai su žmonėmis, su kitais žmonėmis. Tai yra vienintelis dalykas, ką tu dar gali turėti, kol esi gyvas. Kai mirsi, tai ir to nebeliks. Bet kol esi gyvas, tai vienintelis dalykas, kurio iš tavęs niekas negali atimti, tai yra tavo vidinis pasaulis ir tavo santykiai su artimai žmonėmis. Daugiau mes nieko neturime. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.